Sveiki, čia laida Bevardžiai momentai. Tai pirmasis dublis, pirmoji laida, taip sakant, pirmas blynas tikiuosi bus neprisvilęs. Ir kadangi tik pradedu, tai pakviečiau pati save į šią laidą kaip pašnekovę. Pradėsiu nuo to, kad ši mintis gimė netikėtai, kai norėjau pasidalinti savo vaikučių atkeliavimo į mūsų šeimą, gimimo istoriją ir kažkaip suabejojau, ar noriu tuo dalintis viešai savo vardu. Ir tiesiog aš ją pradėjau rašyti, palikau ir galvoju, su kuo ateis momentas ir aš ją pasidalinsiu. Kažkada, kažkur, kažkaip. Ir tos pačios dienos vakare atsigulus į lovą man tiesiog gimė idėja pradėti įrašinėti laidą, būtent šią ir net pavadinimas atėjo tie bevardžiai momentai. Kodėl bevardžiai momentai? Todėl, kad kiekvienas žmogus turi nuostabią istoriją, kurią galėtų pasidalinti, tačiau ne visi išdrįsta tą padaryti. Ir dažnai būtent tas dalinimasis yra netgi kaip gydomasis procesas. Tai todėl ir bevardžiai, todėl kad anoniminiai. Tiek apie mane sužinosite mano istorijos dalį, bet kas aš esu, kur aš tiksliai gyvenu, ar su kuo tiksliai bendrauju, tikriausiai nebus atskleista bent jau artimiausiu momentu. O bevardžiai momentai, antrasis žodis reiškia, kad mes rinksimės tam tikrus gyvenimo etapus, ne visą gyvenimą, o pačius įdomiausius, tuos, kuriais norime pasidalinti, kurie sudomis jūs, kurie mums svarbus, kuriuos norime išsakyti. Tai nereiškia, kad jie yra tiesiog kažkokie momentai. Ten važiavau keliu ir pamačiau gražią merginą, ar ten važiavau naujų kelių ir ten kažkas nutiko. Tai yra svarbus momentai. Būtent mums, pasakotojams, svarbus momentai. Ir mes kiekvienas pasirenkame, kas mums yra tas momentas, kuriuo mes norime pasidalinti. Taigi, tiek trumpai apie tą pradžią, o dabar apie mano istoriją. Sako, neteisk ir pats nebūsi teisiamas. Gal dėl to ir turėjau praeiti tokį ilgą kelią, kur sulaukiau savo stebuklo. Nes visata mane mokė, kad nevertinčiau kitų gyvenimų. Juk niekad nežinai, kas slepiasi už gražaus kitų žmonių idiliško gyvenimo fasado. Mes juk mėgstame dažnai teisti kitus, nežinodami jų tikrosios istorijos. Dėl to ir šioje laidoje mes darome tai anonimiškai. O prasidėjo viskas nuo to, bent jau šita mintis tokia, kai tuokėsi antrasis mano brolis, jiems abiems buvo po 25 metus, Svainė tuomet dar ir laukėsi. Kaip dabar prisimenu, jau pamaniau, kad 25, jau vėlokai tuoktis ir lauktis pirmagimio, nes tai buvo jau prieš, dabar reikėtų paskaičiuoti prieš kiek metų, jau koks 15, kaip jie santuokoje. O dabar susimąsčiau, reikėtų pasižiūrėti, neatlikau namų darbų. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia tai, kad anksčiau juk ir būdavo taip, kad kai mūsų tėvai augo, tuokėsi, gimdė, taigi buvo 18, 19, 20, 21, pats tas laikas tuoktis, gimdyti vaikus. Ir jeigu tu gimdydavai virš 30, tai jau arba neturėdavo dar vyro, tai jau tu būdavai senmergė, moteris sakydavo apie vyrų senbernis. O tuo momentu, kai aš apie tai pagalvojau, tai buvo toks jau ne visai jau tas laikmetis, bet jau toks pereinamasis, bet vis dar matyti iš tėvų yra likęs tas stereotipas, kad 25 jau tu jau artėjai prie to laiko, kai jau yra vėloka. Ir ką jūs manote? Pati susituokiau su savo dabartiniu vyru, būdama 29 metų.
o pirmagimis į mano gyvenimą pasibeldė dar po 3 metų ir man jau esant 32. Pastojau aš 31, bet kol vaikutis išvydo šį pasaulį, persivertė skaitliukas į 32. Šio laikotarpiu tai jau nieko nebestebina, gimdo ir dar vyresnės moteris ir pirmuosius vaikus, ne tik kad vėlesnius. Tačiau kaip iš tiesų susiklosto mūsų gyvenimas ir kaip lūkesčiai nesipildo, kaip mes norime, tik parodo, kad būna viskas ne pagal planą. Su dabartiniu vyru susipažinau 2012 metais, 2012 metų pabaigoje, visai pabaigoje, gruodį, o sekančių metų kovą prasidėjo mūsų kaip poros draugystė. Į svajotojos žiedo laukiau 7 metus. Tiesą pasakius, net terorizavau savo vyrą, kad jau gal tuokėmės arba išsiskirstom. Ir kai dabar taip parašiau, kai buvau šitą savo istoriją parašiusi, tik tada supratau, kad ir vaikučio laukiau tiek pat. Net 7 metus visiškai nesisaugojome, tačiau pastoti pavyko tik po nepavykusių 2 tų vadinamų dirbtinių skatinimų. Pirmasis buvo tiesiog pagerinant spermos kokybę, o antrasis jau buvo tas tikrai dirbtinis apvaisinimas, kuris vyksta už kūno ribų, paimant lytinės abiejų partnerių ląsteles, jas apvaisinant išorėje, taip sakant, mėgintuvėlyje ir įkeliant į moters kūną. Tai nei vienas iš jų nepavyko, buvo sumokėta nemažai pinigų, jau buvo mintis, buvo likusių ląstelių, užšaldytų ląstelių, daryti dar vieną dirbtinį apvaisinimą, kuris būtų jau iš tų užšaldytų ląstelių. Ir man tiesiog buvo pasakyta laukti, kada prasidės naujasis ciklas. Buvo atliktas ultragarsas, problemų nėra, viskas gerai ir tiesiog laukiu. Ir ką laukiu aš, neprasideda ir taip kažkaip labai užėjo toks keistas jausmas, kad lyg pykina ir nesuprantu, ko pykina. Taip, aišku, jau kas tą patyrė, jau žino, kad tai gali būti nėštumo požymis. Bet man nepatyrus, nors ir prisiklausius, iš pradžių nesuprantu, kas vyksta. Vieną dieną taip lyg pykina, pavalgau, praeina. Kitą dieną supratau, kad turiu valgyti kas valandą, kad manęs nepykintų. Ir vieną naktį man berods skaudėjo galvą, aš atsikėliau, nuėjau pasimti vaistų, išgerti nuo galvos skausmo ir aš nualpau. Viduryje virtuvės aš nualpau, dėkui Dievui, kad nepataikiau nieko aštraus, nes šalia turėjau tokį stelažą metalinį, kurio aštrus kampai, tai galėjo visko būti. Ir pabundu po kelių sekundžių ir galvoju, kas čia vyksta. Aišku, į galvą tai patys blogiausi scenarijai. Jau mirštu ar baisi kažkokia liga, nes iš kur tas nėštumas, jeigu prieš porą savaičių man čia darė ultragarsą ir nieko nematė. Ir galvoju, reikės susirašyti pas gydytoją, nueiti kitą dieną ir mintis, aišku, nuklaus ar nesilaukia. Tai sakau, dėl viso ko pasidarysiu nėštumo testą. Ir pasidariau tą nėštumo testą. Ir jis teigiamas, aš žiūriu. Ir vienu momentu džiaugiuosi ir kitu momentu galvoju, ar čia gali būti teisybė, reikia nusipirkti dar vieną. Dar vieną nusipirku, pasidarau kitą dieną ir jis taip pat teigiamas. Tai jau supratau, kad tas patvirtinimas jau turėtų būti tikrai patikimas. Užsiregistravau pas gydytoją, kaip tik buvo prieš Valentino dieną, tai pranešiau per Valentino dieną, dar šiek tiek luktelėjus vyrui, kad mes turėsim mažylį ir jis buvo laimingas ir aš, aišku. Ir toks netikrumas, toks neaiškumas, kaip taip galėjo būti, dirbtiniai nepavyko, o čia taip ir natūraliai ir yra. Ir viena diena būdavo vis kažkas tokio kitokio, tu lauki, kada čia kas pasikeis, kada čia ko užsinorėsi keisto valgyti, kada čia kokie požymiai. Prisimenu irgi, kad Dievo prašydavau, sakydavau, leisk man patirti
patirti, kas yra nėštumas, patirti tos požymius, pajausti. Tai dievulis mane ir apdovanoja, gal ne visais, ačiū Dievui, ačiū jam, ne pačiais blogiausiais, bet buvo ir pykinimų, buvo visokių ir sunkumų ir kad jau pajausčiau, kas yra tas nėštumas, bet sąlyginai, kiek skaičiau forume lietuvių besilaukiančių tą patį mėnesį, kurios gimdyti turėtų, kad kitoms buvo labai sunku, tai man palyginti nėštumas ėjosi gana sklandžiai. Tik tiek, kad į pabaigą, jau likus kelioms savaitėms iki numatytos gimdymo datos, man pasakė gydytoja, kad mažylis apsivertė. Jisai kelias savaitės, nuo 28 savaitės gulėjo jau tinkamą gimdymui poziciją, tai yra galvytė žemyn, o jisai sumastė 37 savaitę vėl atsiversti ir sėdėti. Ir ką jūs galvojat? Vėl buvau prisiklausiusi ir apie Cezario operaciją, baisių dalykų ir baisių ir gerų, ir apie apsukimą, kurį galima atlikti irgi visko prisiklausiusi ir apie tokį gimdymą, tokio pobūdžio. Ir vėl ta tokia nežinomybė, ką daryti, kaip pasirinkti tą teisingą variantą, kaip nesuklysti, kaip nepakenkti vaikui, nepakenkti savo, ką daryti. Ir nusprendžiau vis dėlto daryti apsukimą. Nors ir mama, ir vyras sako, gal rinkis Cezarį, bet tas noras, tas lūkestis, troškimas pagimdyti natūraliai, jaustis moteriškai, kad tu čia savo jėgomis tą mažylį į šį pasaulį stūmiai. Ta procedūra buvo man atlikta, bent kaip gydytojai sako, sėkmingai, pavyko mažylį apsukti. Taip, vienu momentu buvo tikrai toks nemalonus momentas, kad aš pajutau mažylį skersai pilvo ir man net užėmė kvapą nuo to tokios skausmingo pojūčio, nors buvo sakyta, kad tai neturėtų būti skausminga. Bet viskas buvo gerai, apvertė, širdelės tonai viskas tvarkoje ir mane per parą laikė ligoninėj, tikrino kelis kartus dar širdelės tonus. Ir kitą dieną padaro ultragarsą, mažylis vėl sėdi. Atrodo ir stengiausi ir per daug nesimuistyti ir miegoti daugiau ant vieno šono ir daug ten nešokinėti, nevaikščioti. Jau stengiausi. O matyti jam tiek daug pastangų ir nereikia apsisukti. Vadinasi, jis ir nenori gulėti tinkamoje gimdymų pozicijoje. Ir toks ir nusivylimas apima ir kaltės jausmas dėl to nusivylimų, kad čia mažne aš noriu, kad tai būtų pagal mano norus, mano ego. Sako, kad aš turiu pati pagimdyti, kad kitaip negali būti, o čia tau taip. Teikiami dokumentai su paskirimu operacijai. Bet dar aišku, turėjau vilties, dar vyliausi, kad mažylis vis tiek apsivers, jeigu jis jau sugeba po to dirbtinio vertimo atgal atsisukti, kad jisai sugalvos ir prieš pat gimdymą apsisukti ir galvytę vėl žemyn. Bet po savaitės nuėjus vėl pas savo gydytoją, jis sako, kad ne, mažylis toliau sėdi, atliko apčiupą ir sako, žinai, šiaip būčiau rekomendavusi, mane ir bandė kalbėti, gimdyti sėdmenimis į priekį, tik reikėtų tada į kitą kliniką vykti jau. Bet kai apčiupė, sako, tavo klubai gan siauri, tai yra didelė rizika, kad kažkas gali nutikti, tai aš jau nusprendžiau nerizikuoti. Ir likti prie operacijos, jau kaip buvo suplanuota. Tai šį pokalbį dabar, šį monologą įrašinėju likus 5 dienoms iki suplanuotos operacijos, tad dar baigties nežinau. Bet tikiuosi, kad su jumis pasidalinsiu, nes šitas įrašas gan trumpas. Tai ką norėjau pasakyti, būtent apie šį momentą, kad ne viskas būna taip, kaip suplanuoji. Tiesiog reikia mokytis gyventi, būti lankščiam, prisitaikyti ir tada taip neskaudės. Kartais mes prisikuriam tokių juokingų ar tokių didelių lūkesčių ir paskui mus įmeta į duobę, kad mes pasimokytume, kad išmoktume prisitaikyti, išmoktume
priimti kitokias galimybės. Ir tai yra sveika, aišku, nemalonu, siaubingai nemalonu, tačiau manau, kad vis tiek veda į geriausią sprendimą mums visiems. Tai šiandien tiek. Jeigu norite sužinoti, kaip pasibaigė istorija, prenumeruokit. Džiaugsiuosi, jeigu paspausite nykštuką į viršų, tai skatins mane tęsti šią veiklą, kviestis kitus žmones, ne tik savo istoriją dalintis, nes kaip jau sakiau, kiekvienas turi savąją ir kiekviena iš jų yra ne ką mažiau įdomi. Ir linkiu jums geros dienos. Iki.